Sveiki, draugai. Erika ir aš esam Limoj, Peru. Jau nuo šeštadienio, šiandien gražus trečiadienis ir tik ką išėjom iš Maido, vieno geriausių pasaulio restoranų, kur pasidalinsim šiokiais tokiais vaizdais. Kaip įvertinsi pirmą nigirį? Wow. Kokia salstelė. Ne, nesitikėjai? Ne. Pats miestas yra labai gražus, ypač šitie rajonai, kuriuose esam, nes per tas kelias dienas pabandėm aplankyti gan nemažai, pasivaikščio, pažiūrėti, kas aplinkui yra. Apsistojom Miraflores rajone, kur visi dažniausiai rekomenduoja, kitas yra Baranko, tai du rajonai, kurie labiau turistiniai yra, tai tipo saugu, gražu, tvarkinga ir taip toliau. Eismas čia, tai eik tu savo. Net New York'e tiek laiko pragyvenus, nepasakyčiau, kad būtų žymiai blogiau tenais, nes čia visai kitas lygis, kaip žmonės važinėja, visiškai dėmesio nieką nekreipia, pipeno daug, šiaip eismo daug, mašinų ryškiai per daug yra, nes išmetamosiam dujom pastoviai smirda. Atskridom šeštadienį iš Čikagos per Atlantą, dar bijojom, kad skrydžiai vėluos, nes jungiamasis skrydis buvo, bet viskas susidėlioja pusę velnio. Skrydis neprailgo, tai 6 valandas iš Atlantos iki Limos užtrukom, tai viskas praėjo gerai. Šeštadienį atskridę varėm į viešbutį, o sekmadienį buvom išvažiavę į centrinį rajoną miesto istorinį. Tai nuvarėm į katakombas, užėjom po katedrą pasivaikščiojom, pažiūrėjom, kas aplinkui vyksta. Buvo nemažai renginių, šokių daug. Tai buvo įdomu pažiūrėti, kaip šiaip žmonės gyvena ir kas vyksta ir panašiai. Šiaip tai geras visai, didelis miestas. Pagrindinis mūsų tikslas yra peršokti Kusko miestelį, nuo kurio birželio tikriausiai mėnesį bandysim pasiekti Machu Picchu, o praleisim visą mėnesį pačiam Kusko mieste, pasiėmėm Airbnb. Tai bus įdomu, nes rytoj išskrendam, o čia praktiškai viskas yra jūros lygyje, o Kusko pats yra 3,4 km aukštį. Tai tokiam aukštį kaip ir dar neturėtų jaustis, bet 2-3 dienas matyt bus nelabai gerai. Tai nieko neplanuojam, turbūt atskrisim, susitempsim daiktus į kambarį, reikia užsipirkti maisto ir nelabai ko daug ko priveiks, gal nebus bloga. Svarbiausias dalykas, ką visi rekomenduoja, tai nusipirkti kokos lapų ir griaužtos kokos lapus kiekvieną dieną ir tikimės, kad padės geriau jaustis. Šalia mūsų viešbučių netoli yra JF Kennedy parkas. Nežinau, kada jis čia įkurtas prieš kažkokius 40 metų. Čia gyvena begalė kačių. Kas pažįsta Eriką, tai aišku supras, kaip jie čia patinka. Aš jau išsirinkau katę. Atvarėm į archeologinį centrą Limoje, kuris yra 10-15 minučių nuo mūsų viešbučio. Šiaip turėtų būti geras, nes praktiškai miesto centre atėjom be bilietų, bet žiauriai pasisekė, sakė, už kelių minučių grupė pradeda. Angliškai tikimės. El sacerdote con la piedra en la mano, él usa la piedra y rompe la vasija. Sėdim mobilį, lėkim iki oro uosto į naują skrydį. Žiūrėsim, kaip seksis. Pagaliau esam Kusko, pats skrydis praėjo gan gerai, be didesnių nuotykių, truputį vėlavo. Kas įdomu, kad Limoj į Kusko skrydžiai vyksta kas kokias 20 minučių, tai pats oro uostas buvo praktiškai kaip autobusų stotis, nes žmonių labai daug, viskas keičiasi, sėdėti nėra kur. Ir nors ir turėjom neblogą skrydį, pirma naktis Airbnb buvo ganėtinai nekokia. Atvažiavę susitikom su hostu būto, praėjom pro kokius 5 vartus, kuriuos reikia atsirakinti, vien kad patekti mūsų būtą. Ir pasirodo, kad pats būtas yra už
aktyvios statybų aikštelės. Matėsi cemento sudėta, armatūros pilna, visur gravys iškastas, pats takelis kokių, nežinau, 30 cm praeiti, turėjom su visom tašim lagaminais šiaip netaip susitempt ir dar aukštis veikia. Tai buvo šiaip ganėtinai sunkus procesas visas, bet su hoste sutarėm, kad suras mums kitą vietą iš ryto, tai kadangi buvo jau vėlų, tai nusprendėm, liekam čia, pernakvojom ir tada kitą rytą išvažiuosim kažkur kitur. Tai iš ryto viskas taip ir pavyko, mus perkelė į kitą butą, kitame daugiabutyje, kiek toliau nuo centro, truputį modernesnis, naujesnis pastatas, bet pasirodo pats butas buvo super mažas, maža kišenė, visiška studija, kur buvom pasakyti, kad turėsim praleisti vieną naktį tam bute, tada mus perkels į tokį patį vieną aukščiau ir tada tik po kelių naktų mus vėl perkelis tada jau į tikrą Airbnb, kur jau planuoja mus palikti ilgesniam laikui, kuris yra didesnis. Tai pirmą naktį ten praleidom, klimatizavomės po biškį, tada kitą naktį praleidom kitam bute ir tada, kai jau buvom pažadėti, kad jau turėsim būti perkelti į didesnį butą, gavom vakare žinutę, kad oi, susivėliau su datom, sorry, dar 2 naktis turėsi čia likti. Tai jau ties ten mūsų kantrybės taurė, viskas. Tai susisiekėm su Airbnb supportu, pasišnekėjom naktį, tada iš ryto susisiekėm su hoste, kuri nenorėjo grąžinti mūsų mėnesio nuomos pinigų. Tai kažkaip labai nustebino iš tikrųjų, kad Airbnb supportas buvo toks paslaugus ir grąžino mums pinigus. Tai dabar susiradom naują butą, kuriame praleisim bent kelias savaitės. Irgi daugiabutyje, bet žymiai arčiau centro, kur tikrai labai patenkinti esame. Tai kadangi jau su nakvynės vietom viskas išsisprendė ir turim pastogę virš galvos, bent kokiom keliom savaitėm į priekį, dabar kiekvieną savaitgalį planuosim kažkokią turistinę kelionę kažkur išvažiuoti. Kadangi šiandien penktadienis ir toje jau važiuojam į Sacred Valley, kur praleisim visą dieną ir grįšim, o kitais savaitgaliais bandysim padaryti ilgesnius tripus su nakvynėm kalnuose. Tai gal kitą ar dar kitą savaitę važiuosim iki Rainbow Mountain, kuris turėtų labai įdomus būti ir gražios nuotraukos turėtų gautis. Ten irgi praleisim naktį ir dar Erika dirba porą turų užbukint prieš mūsų kelionę į Machu Picchu, kur dar norėsim pamatyti kažką daugiau. Ir tada jau pasiliksim jau kaip kozerį paskutinę desertų kelionę, turbūt beveik prieš pat išvykstant čia. Bet pažiūrėsim, kaip seksis, ar gausis su darbais susidėlioti, ar gausis su laiku ir taip toliau. Šiandien tiek ir dar įkelsiu kelias nuotraukas iš kelionės.